Ši prezentacija skirta visiems tėvams, kurie rūpinasi savo vaikų ir anūkų ateitimi. Ši prezentacija skirta visiems Lietuvos piliečiam, kuriem rūpi jų gimtinės ateitis. Kuris iš mūsų nori, kad mūsų vaikai rūkytų, vartotų alkoholį, narkotikus? Kuris iš mūsų vaikų nori, kad tėvai rūkytų, vartotų alkoholį, narkotikus? Kieno vaikas gimė apsirūkęs tabako su cigaretė rankoje? Kieno vaikas gimė girtas su buteliu rankoje? Kieno vaikas gimė apsvaigęs nuo narkotikų su švirkštu rankoje? Mes norim, kad mūsų vaikai nevartotų svaigalų. Mūsų vaikai nori, kad mes nevartotume svaigalų. Visi norime gyventi sveikai ir blaiviai, bet rezultatas priešingas. Prieš 8 metus mergaičių skaičius 11-15 metų amžiaus, kurios buvo apsvaigusios nuo alkoholio 2 ir daugiau kartų, Lietuvoje padidėjo 5 kartus, o berniukų 2,5 kartų. Mūsų vaikai tapo vieni iš dažniausiai vartojančių alkoholį. Pagal Lietuvos sveikatos programą buvo suplanuota, kad alkoholio vartojimas iki 2010 metų sumažės iki 7 litrų gryno alkoholio vienam gyventojui, bet įvyko priešingai, padidėjo iki 13 litrų vienam gyventojui. Lietuva pagal gryno alkoholio suvartojimą vienam gyventojui lenkia visas kaimyninės šalis. Alkoholio vartojimas tarp moksleivių. ESPAD tyrimo duomenys. 15-16 metų amžiaus moksleiviai 10 ir daugiau kartų vartoja alkoholio per pastarąsias 30 dienų procentais. Tai yra, jau 2003 metais kas 8 moksleivis Lietuvoje vartojo alkoholį kas 3 dienas ir dažniau. Kodėl gimę vaikai neprašo alkoholio, narkotikų ar tabako, vėliau jie ima juos vartoti? Kas mūsų vaikams suformuoja nuostatas, mitybos įpročius, kodėl jie gimsta blaivus ir su sveikais įpročiais, o vėliau vis tiek tampa alkoholikais ir narkomanais? Ar nekyla toks klausimas, kodėl lietuvių vaikai šneka lietuviškai, o ne kiniškai? Norint, kad mūsų vaikai šnekėtų lietuviškai, pasirodo, mums patiems reikia šnekėti lietuviškai. Tada kyla klausimas, ką daryti, kad mūsų vaikai nevartotų narkotikų, negertų alkoholio ir nerūkytų tabako. Padarėm dar vieną didžiulį atradimą. Pasirodo, mums patiems reikia nevartoti narkotikų, negerti alkoholio ir nerūkyti. Bet jei televizija ir toliau nuolatos rodys, kaip yra geriamas alkoholis, rūkomas tabakas ir kaip tai yra saugu ir smagu, tai vaikai mokysis iš televizijos pavyzdžių. Realybė bus tokia. Prognozė. Strateginių rinkos tyrimų kompanija Euromonitor International prognozuoja, kad Lietuvos alkoholio rinka per artimiausius 5 metus išaugs 35,5%. Didėjančios vartotojų pajamos, palanki įstatyminė bazė bei sparčiai besivystanti mažmeninės prekybos rinka – pagrindiniai faktoriai įtakojantis kone visų alkoholio kategorijų augimą. Kur link mes einame? Gal kyla klausimas, kaip alkoholis susijęs su narkomanija. Alkoholis patekęs į organizmą galutinėje biochemijos reakcijoje virsta narkotiku. Tai yra, alkoholis veikiamas alkoholdehidrogenazės virsta acetaldehidu, kuris reaguodamas su 2 neuromediatoriaus dopamino molekuliam virsta tetrahidropapavirolinu. Savo struktūra poveikiu beveik niekuo nesiskiriančiu nuo apomorfino, morfino, normomorfino, tai yra narkotiko. Taigi, jeigu jūsų vaikas pradeda gerti alų ar sidrą, tai reiškia, kad jis jau pradėjo pratintis prie jo organizme susidarančių narkotikų morfijaus. Psichologiškai patys pavojingiausi alkoholiniai gėrimai yra alus, sidras, alkoholiniai kokteiliai, šampanas ir vynas, nes jie nėra tokie bjauraus skonio kaip degtinė ar kiti stiprieji gėrimai. Todėl nuo jų ir prasideda pratinimasis prie alkoholio vartojimo. Alkoholio skyriuose turėtų būti parašyta, anot vokiečių profesoriaus Šmito, legalūs narkotikai. Jeigu jūsų vaikas geria alkoholį, tai tikimybė, kad jis pradės vartoti narkotikus yra 15 kartų didesnė. Jeigu jūsų vaikas rūko, tai tikimybė, kad jis pradės vartoti narkotikus taip pat yra 15 kartų didesnė. Jeigu jūsų vaikas ir rūko, ir geria, tai tikimybė, kad jis pradės vartoti narkotikus yra 225 kartus didesnė. Ką galime pakeisti? Susimastykime. Būkime atsakingi už savo ir savo vaikų sveikatą. Kai vartojame alkoholį arba rūkome šalia vaikų,
Jos pratina prie šių žalingų įpročių. Jei tikrai norime, kad mūsų vaikai nevartotų narkotiko, alkoholio ir tabako, turime nustoti skleisti melą apie saikingą, kultūringą alkoholio ir tabako gaminių vartojimą. Kaip galima narkotikus vartoti saikingai arba kultūringai? Patiems nustoti vartoti alkoholio ir tabako gaminius, jokių būdų jų nevartoti šalia vaikų. Paremti bet kokias Lietuvos vyriausybės ar Seimo pastangas kontroliuoti, riboti ir dar labiau apmokestinti alkoholio ir tabako verslus bei platinimą. Remti tik tas politinės jėgas, kurios ne tik žodžiais, bet ir veiksmais kovoja su alkoholio ir tabako vartojimu Lietuvoje. Sena lietuviška patarlė sako, ką pasėsi, tą ir pjausi. Klausimas, ką artimiausių laikų ruošiame sėti? Jei šią informaciją pasidalinsite su savo draugais ir artimaisiais, galbūt patys to nežinodami apsaugosite savo ar draugo vaiką nuo alkoholio, tabako ir narkotikų liūno.